Na ir ką galiu pasakyti. Toliau. O toliau. Mes turim peiliuką, kur kiekvienas žvejys pas mane atėjęs varvindavo selę dėl jo. Aišku, tai brangus peilis, be galo smagus, patogus. Nežinau, ar antrą kada gausiu tokį. Esu turėjęs su šito meistro vieną tokį peilį pardavęs žmogui, kuris dirba, filiuoja žuvis. Tai įvertinimas nuostabus. Na ir ką galiu sakyti, peiliukas plonas, patogus rankena. Beje, šiam peiliui apie 80 metų yra, pagamintas iš tamahagane plieno. Jau vien tai sako, kad čia tie 480 net per pigi kaina yra, jeigu iš šio plieno gaminamas peilis. Pilnai mano restauruotas peiliukas. Forma, kiti paklausė, kas nesupranta, čia gal išdilusi, sako, kaip, kad čia kodėl tas kablys. Jeigu aš tą kablį išlyginčiau, peilis prarastų pusę savo vertės. Tai yra labai sudėtinga išgalasti, būtent išformuoti išgalasti, kai reikėjo va šitą tokį tikslų tokią mini astraidę. Tai yra sudėtingas galandinimas, ypatingai pats pirminis galandinimas sudėtingas, vienpusis galandinimas. Vis tiek, aišku, 80/20 yra, be galo aštrus peilis yra. Tai yra pagrindinis peilis, kurį žmonės filiuoja daug žuvies. Sakykime, nes peilis yra gana brangus, arba, aišku, kurie gali sau leisti turėti ir mažiau filiuojant, arba sudalyvauti aukcionus ir jį laimėti pigiau. Kosminis peiliukas, dėl to tas dar nebaigiau raidėta, būtent tas įdubimas, tai labai patogu, kada, sakykime, įsipjauni pagal galvą, prasiverti ir tu tiek pirmin stumiant į kalną eina, pjauna būtent, tiek atgal traukiant irgi vėl kaip į kalną eina pjauna. Tai tiesiog labai greitai žuvį. Aš mačiau, žmogus atsiuntė video, kaip išfiliavo žuvis su tokiu peiliu, nes tai tokios formos peilių turi tikrai ne vienas, kad būtent to gamintojo, to meistro, tik tai vienas yra rinkoje paleistas. O tokios formos aš tikrai ne vienas sudaręs, jau nemažai peilių tokių. Ir visi žvejai rimtesni, kurie gaudo lašišas, turi mano peilius, kurie, ne visi, bet kurie išgali įpirkti. Tai turi peilius ir jais naudojasi. Tai ką pasakysim, statykit, laimėkit, pradžia bus nebloga, įsigykit ir aš manau, jūs gerų žodžių visą gyvenimą mane minėsit. Sėkmės, draugai. Niekada nedėjau į aukcionus, bet šį penktadienį įdėsiu. Iki.